Šiandien mes girdėjome Evangeliją pagal Matą. Tai paskutinio teismo aprašymas. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės. Visų tautų žmonės. Tai reiškia visi. Ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Kažkodėl iš karto prisimenu mokyklą. Nežinau, ar tai buvo didžiausias pragaras gyvenime, ar didžiausias džiaugsmas, bet kai pradedi galvoti apie žmogaus įvertinimą, tada ten viskas buvo labai aiškiai ir ryškiai. Kairėje stovėdavo blogiukai, tai yra dvejetukininkai, o dešinėje stovėdavo tie gerieji, pirmūnai, pažangiausiai. Nedažnai tekdavo dešiniai stovėti. O šiandien klausimas Evangelijos yra toks. Kokio pažymio tikiuosi iš Dievo už savo gyvenimą? Mūsų kasdienybėje pažymiai ir vertinimai yra įprasti dalykai. Mokykloje, darbe, net tarp draugų. Kartais galime būti linkę pervertinti šiuos išorinius įvertinimus, manydami, kad jie apibrėžia mūsų vertę. Tačiau kyla klausimas, kaip Dievas vertina mūsų gyvenimą ir ar turėtume Dievo prašyti aukščiausio balo. Pirmas dalykas, kurį turime suprasti, yra tai, kad Dievo vertinimas labai skiriasi nuo pasaulio, nuo žmonių vertinimo. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašo: Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Apaštalas Paulius primena mums, kad Dievas mūsų nevertina pagal mūsų darbus, žinias ar pasiekimus. Išgelbėjimą Dievas mums teikia iš savo malonės ir tikėjimą. Mes esame laiminami ne dėl mūsų nuopelnų. Dievas mus laimina iš savo gailestingumo. Dievas mato mus ne per mūsų klaidas. Jis mus žvelgia per savo sūnaus auką, per Jėzaus Kristaus kryžių. Mes turime suprasti, kad savo pastangomis neužsitarnausime gero pažymio danguje. Laiške Romiečiams sakoma: tai Dievo teisumas tikėjimu Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovana jo malonė dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Nors esame išgelbėti malonę, Dievas vis dėlto kviečia mus gyventi taip, kad mūsų tikėjimas atsispindėtų mūsų veiksmuose. Jėzus sakė: tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Taigi klausimas, kokio pažymio tikimės iš Dievo, verčia mus mąstyti apie tai, ar mūsų gyvenimas neša vaisių, ar ne. O kokie tie vaisiai? Tai ne tik mūsų pasiekimai, kitų vertinimai ar socialinis statusas. Tai visų pirma meilės darbai, atleidimas, tarnavimas kitiems ir nuolankumas. Apaštalas Paulius primena, kad Dievas kviečia mus gyventi ne pagal kūno, bet pagal dvasios vaisius. Laiške Galatams ten labai aiškiai išvardinti yra dvasios vaisiai. O dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Šiandien mūsų klausia, ar mes gyvename tam, kad gautume gerą pažymį? Dažnai mums kyla pagunda manyti, kad mūsų geri darbai tarsi užtarnauja aukščiausią Dievo įvertinimą. Bet Biblija mus moko kitaip. Jėzus sako: niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Tai reiškia, kad mūsų gyvenimas, mūsų darbai ir net mūsų tikėjimas yra Dievo dovana. Tikras tobulumas pasiekiamas ne per baimę ar savanaudiškumą, bet iš meilės Dievui ir artimui. Mes neturėtume gyventi taip, tarsi siektume tik gauti gerą pažymį. Pats pažymys neturi būti mūsų tikslas.
Vietoj to tikrasis mūsų tikslas yra ištikimybė Dievui ir artimui. Pranašas Mikėjas primena mums: žmogau, jis tau pasakė, kas gera ir ko iš tavęs reikalauja Viešpats. Tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikimą meilę ir nuolankiai eiti su savo Dievu. Dievas vertina mūsų širdies nuostatas, o ne mūsų išorinius pasiekimus. Tad kokio pažymio mes turėtume tikėtis iš Dievo už savo gyvenimą? Tiesą sakant, Dievas vertina ne pažymiais. Tai yra gailestingumo, meilės ir atleidimo įvertinimas. Mes negalime patys savęs vertinti Dievo akise pagal mūsų sugalvotus standartus, bet galime pasitikėti jo begalinę meilę ir gailestingumu. Šiandien paklauskime savęs, ar mano gyvenimas yra meilės Dievui artimui liudijimas? Ar aš gyvenu tikėjimu, atsakydamas į Dievo kvietimą? Ar mano gyvenimo centre stoviu aš ar Jėzus? Ir pabaigai trumpa istorija. Neturtingas žmogus ateina pas išminčių ir klausia: kodėl turtingi mato tik tai save, o vargšų nemato? Išminčių sako: eik pasižiūrėk pro langą. Ką matai? Žmogelis pasižiūri ir sako: matau vaikų žaidžiančius, skubančias moteris, dirbančius vyrus. Gerai, sako išminčius. Dabar eik pasižiūrėti į veidrodį. Ką matai? Žmogelis pažvelgė į veidrodį ir tarė: na, save matau. Matai, tarė išminčius. Ten stiklas ir čia stiklas. Bet tik atsiranda truputis pinigų, sidabro ir matai tik save. Mylimieji, čia žmogiška išmintis. Dievas nori, kad mes jį pamatytume. Ne tik save, ne tik artimą, bet kad jį pamatytume. Pamatytume jo veidą, pajustume jo artumą ir suprastume jo auką. Amen. Taip tebūna. Amen.